Baja Salima Kemere esantis viešbutis. Baja Salima viešbučio šeimyninis kambarys, Family Suite, visiškai naujas, renovuotas, tvarkingas tikrai, gaila viešbutis dar nedirba, bet mes jau galime matyti vaizdą, kaip bus. Viena lova, normalus čiužinys, sofa, bet čiužinys normalus, televizorius. Ir įeinam į 2 miegamieji, abudu su durimis, tas labai gerai. Grindys jaukios, viena miegamajam dar vienas vonios kambarys, kosmetika. Ir atkreipiu dėmesį, televizorius yra, atkreipiu dėmesį, kad čia nėra normalaus balkono, niekur antram aukšte nėra balkono, yra va tokie prancūziški balkonėliai, o pirmam aukšte yra terasas. Tai pirmas aukštas būtų kaip ir gerai. O, katinėlis. Čia šiaip svečias. Ir antras miegamasis su 2 atskirom lovom, visiškai toks taip pat, savo tualeto neturi. Nu ką, fainai. Šitame numeryje gali apsistoti 5 asmenys. Jauku, švaru, tvarkinga. Tu šiek tiek panašus savo teritoriją į Kimerą, šiek tiek panašus į Sioux Collection, nes gal dėl to, kad regionas tas pats ir kad pušynas. Baja Salimos viešbučio standartinis kambarys. Standartiniai kambariai yra vilutėse. Tuoj pat paaiškinsiu, tenai vadinasi front, back, middle yard, kiemai. Nu, fainas kambarys, šiaip tai visiškai toks taip pat kaip ir family, tik tai vat vienas miegamasis. 2 suaugę gali miegoti ir 1 vaikas. Sofa normalus čiužinys, normalus ilgio metu. Ir viskas spinta. Viešbučio teritorija yra suskirstyta prie registratūros, arčiausiai esantis namelį, va čia registratūra, jinai yra beveik arčiausiai jūros, yra front yard, toliau va aš esu čia už kelių namelių yra middle yard, vidurinis kiemas, ir patys toliausiai nuo registratūros ir nuo jūros yra back yard. Atkreipkite dėmesį, taip kaip jau sakiau, kad kambariai neturi balkonų. Antrame aukšte va tokie prancūziški balkoniukai, o pirmam aukšte yra terasėlės. Na taip skamba baisiai, bet iš tikrųjų nuo backyardo iki jūros, nuo pačių galinių kambarių yra tik tai 200 metrų iki jūros. Ir nuo middle yard 150, tai vaikščiot sveika. Vasarą čia prikabina hamakų ir žmonės labai mėgsta suptis. Neišsigąskite dėl išplikusio žemės. Aš matau mobiliam, kad išplikus atrodo, bet čia jau želia nauja žolytė, bus ledas kaip gražu. Tai va, vieninteliai backyard numeriai, kurie yra toliausiai nuo jūros, turi balkonus ir ten yra šeimyniniai numeriai. Vaikų žaidimo aikštelė, minkštinta danga, bet nedengta. Akvaparkas, 9 kalneliai ir mažiukams ir suaugusiems. Nu va, o šitą zoną sutvarkykite. Tai jeigu iki tol jums atrodė, va, Jėzau, kas čia per viešbutis netvarkytas, tai visas viešbutis atrodys va būtent taip. Fainas baras, labai graži zona ir dar labai fainas dalykas, va čia, va kur balta, dabar čia plėvelė, bet čia yra papiltas Maldyvų baltas smėliukas, kuris nekaisti ir jūs galit basom kojom net per didelį karštį vaikščioti. Gerai, filmuoju plastiką, bet vėl junkit fantaziją, nes tuo plastiku yra uždengtas baltas Maldyvų smėliukas, kuris nekaista. Ir paplūdimio tinklinį jūs galite žaisti net karščiausią dieną, nenudegdami kojų. Liuks! Nu, gražus tas kalnų vaizdas, baseinai gražus, gaila dar neprileisti. Ir pažiūrėkit, dar mėnuo iki atidarimo, žmonės jau pluša, viską plauna, tai per kelis kartus gerai išplaus. Tiesa, nepaminėjau, ten kur priešais prie jūros tas gražus baras, tai yra paplūdimio baras, kuris veikia 24 valandas per parą su visais importiniais gėrimais. Šalia kavinė su gera kava, pyragėliais. Kokio didumo fikusai, žmonės atkreipkite dėmesį. Čia yra ta gėlė, kur mes auginam vazonėlį, tai vat viena maža šakelė pas mus būna.